Melsimės prieš Dievo žodžio skelbimą ir klausimąsi. Dieve, meldžiame atverki mūsų širdis, sielas Tavo gyvajam žodžiui, kad Jis, tas dangiškasis mūsų sielų maistas, mus maitintų, stiprintų toje žemiškoje kelionėje ir mes būtume stiprus šio pasaulio iššūkiams, juos atsiliepti, Tavo garbei gyventi. Viešpatie, palaiminki Tavo žodžio klausytoją, palaiminki Tavojo žodžio skelbėją. Amen. Jokūbo sūnus atsakė Sichemui ir jo tėvui, kalbėdami klastingai, nes jis buvo išniekinęs jų seserį Diną. Tad jie sakė jiems: mes tokio dalyko negalime daryti, duoti savo seserį neapipjaustytam vyrui, nes tai užtrauktų mums gėdą. Tik su tokia sąlyga sutiksime su tavimi, jei jūs, apipjausydami visus savo vyriškius, tapsite kaip mes. Tada mes duosime jums savo dukteris ir imsime savo jūsų dukteris, kursimės tarp jūsų ir tapsime viena tauta. Bet jeigu mūsų nepaklausysite ir nebūsite apipjaustyti, pasiimsime savo dukterį ir eisime savo. Jų žodžiai patiko Hamorui ir jo sūnui Sichemui. Jaunuolis nedelsė tai padaryti, nes žavėjosi Jokūbo dukterimi. Be to, jis buvo labiau gerbiamas negu bet kitas, kas kitas savo tėvo namuose. Taigi Hamoras ir jo sūnus Sichemas nuėjo į miesto vartus ir kalbėjo savo miesto vyrams, sakydami: tie žmonės mums draugiški. Tesikuria jie krašte ir tesikilnoja jame laisvai, nes krašte ir apsčiai jiems vietos. Galėsime imti jų dukteris į žmonas ir duoti jiems savo dukteris. Bet jie sutiks gyventi tarp mūsų ir tapti viena tauta, tik su šia sąlyga: visi mūsų vyriškiai turi būti apipjaustyti, kaip kad ir jie yra apipjaustyti. Argi tuomet nepriklausys mums jų galvijai ir nuosavybė, visi jų gyvuliai, tik sutikime su jais ir jie gyvens su mumis. Visi stiprus miesto vyrai sutiko su Hamoru ir jo sūnumi Sichemu. Visi vyriškiai buvo apipjaustyti, visi stiprus miesto vyrai. Trečiąją dieną, kai jie dar kentėjo skausmus, du Jokūbo sūnus, Simeonas ir Levis, Dinos broliai, pasiėmė kalavijus, nelauktai užpuolė miestą ir žudė visus vyriškius. Ir Hamorą bei jo sūnų Sichemą nudūrė kalaviju, atsiėmė Diną iš Sichemo namų ir išėjo. Tuomet kiti Jokūbo sūnus, aptikę nužudytuosius, apiplėšė miestą ir kad jų sesuo buvo išniekinta. Jie pasiėmė jų avių kaimenės ir galvijų bandas, asilus ir visa, kas buvo mieste ir laukuose, visą jų turtą, visus vaikus ir žmonas, visa, kas tik buvo namuose, jie pasiėmė kaip belaisvius ir grobė. Tada Jokūbas tarė Simeonui ir Leviui: užkrovėte man bėdą, padarydami mane bjaurų krašto gyventojams, kananiečiams ir perizams. Skaičiumi mano vyrų yra tik keletas. Jei jie susibūrė užpuls mane, būsiu sunaikintas aš ir mano šeima. Bet jie atsakė: argi su mūsų seserimi turėtų būti elgiamasi kaip su kekše? Kągi, tęsime istoriją. Iš tiesų tokia nemaloni skaityti ir klausytis tos istorijos, ypač kaip tai yra šventajame rašte ir būtent atskleidžiama arba atveriama mums, pasauliui, būtent vieno iš patriarchų Jokūbo šeimos istorija. Ir tokia ta istorija iš tikrųjų pilna tragedijos, neteisybės. Ir prieš tai dar atsimename, kad iš tikrųjų visą laiką Jokūbą lydėjo Dievo malonė ir sėkmė, tas palaiminimas Dievo ir sunkiose atvejuose, galų gale net Dievo jėga, tai iš aukštybių sutaiko jį su Ezavu, jis sugrįžta į savo tėviškę,
kurie irgi yra ateiviai, bet tautos priima juos ir gyvena, kaip praeitą pamokslą sakiau, ramiai, saugiai. Ir jeigu Dina laisvai vaikšto ir nueina ir bendrauja su šio krašto moterimis ir atsitinka ta nelaimė. Ir matome, kad iš tikrųjų kaltininkas, Sichemas, bando iš šios situacijos išsisukti arba išeiti iš jos, ieškodamas sutarimo. Ir kaip praeitam pamoksle girdėjome, jisai nusileidžia visko, ko tik nori, duosiu ir taip toliau, tą kraitę ir kaip ten tais laikais būdavo ir pinigais siųsdavo į nuotakos namus didelės dovanas ir ieškojo tokios taikos. Pripažindami ar ne, dabar klausimas buvo tą savo kaltę. Nes matomai, kaip ir šiandien girdime, Sichemas buvo labiausiai gerbiamas iš visų vyrų to krašto, tos giminės, ir ten būtent tame šventame rašte nesimatė jo atgailos, tarsi buvo, taip, aš blogai padariau, bet aš išsipirksiu. Aš paaukosiu kažką, tai atlyginsiu, taip gali pasakyti. Bet mes taip pat žinome švento rašto istorijoje, kad vis tik tai Jokūbas ir jo tauta, teisingiau jo vaikai, palikuonės, yra Dievo apsaugoje ir sandoroje. Ir čia atsilyginimas nieko, negali to atpirkti. Kaip prekyboje, aš daviau prekę, tu gavai atgal pinigus. Čia neina šitie santykiai, jie neveikia. Ir Dievas labai aiškiai savo žodėje sako, man nereikia nei avinių, nei jaučių, nei didelių dovanų. Man reikia žmogaus sutrupinto širdies. Kitaip tariant, tikros atgailos. Nes būtent Dievas yra ta jėga, jis turi tą jėgą, ko neturi žmogus. Jėga perkeisti žmonių širdis. Ir mes žinome, kad, sakysim, istorijoje ir toje, kurią netaip seniai mes išgyvenom, tarkim, sovietmetis, bet irgi šiais laikais irgi panašiai yra, galbūt tik tai kitais aspektais, kas tik turi kokią nors didesnę galią, valdžia, politikas stengiasi, kad ne tik žmonės darytų, kaip jie nori, bet kad ir žmonės tikėtų, kaip jie nori. Tai sakysim, sovietmečiai kūrė torybinį žmogų, ar ne, tai kad pakeisti, tai išrauti tą tikėjimą. Bet mes matome iš tikrųjų jėga, negalima pakeisti tikėjimo ir čia gal ne kartą jau esu sakęs, Europa, ta vakarų senutė Europa yra patyrusi labai didelį skaudų tokį išgyvenimą, tai yra 30-metis karas, kuomet 30 metų vyko faktiškai religijos pagrindų. Aišku, buvo ir kitų ten priežasčių didelių, politinių, kad, dėl tikėjimo. Ir būtent Vestfalijos taika 1648 metai yra sutarimas ir iš principo toks jau suvokimas, įtvirtinimas to, kad mes dėl tikėjimo nebekariausime. Ir kad jėga negalima pakeisti tikėjimo. Tai čia irgi. Bet tas kartojasi visą laiką iš kartos, jau kiek šimtmečių praėjo nuo to laiko, bet asmeniškai žmogus galvoja, aš galiu priversti. Pavyzdys yra šeimos lygmenį, kada paimu, tarkim, aš tikiu, ar žinau, kad gerai, gal netikiu, bet žinau, kad bažnyčią lankyti yra gerai, tai aš pasiimu vaikus ir veduosi juos, o jie čia šala, vargsta vargšai ir taip galvoja, kad aš priversiu jį priprasti prie pamaldų. Ir aišku, atvirkštinis variantas ir gaunasi, kad negali priversti. Žmogus turi į tikėjimą ateiti laisvai, tai yra priimti savo valios sprendimą. Taigi mes matome, Sichemas neturėjo to, bet jis nori atsipirkti. Ir štai šiandien turim tą istoriją toliau, ji tęsiasi ir Sichemui atsakė, kad ir kaip čia rašo šventame rašte, kalbėdami klastingai, nes buvo išniekinę jų seserį Diną ir tarė, mes negalime tokio dalyko duoti savo dukterų, bet reikia, kad turėsim gėdas, turi sąlygą priimti apipjaustymą visus savo vyriškius. Apipjaustymas tai yra, priminsiu, kad 17 skyriuje tos pačios pradžios knygos būtent yra ženklas Dievo
su Abraomu. Tai yra sandoro ženklas, sutarties, nešiosi savo kūne randą. Labai intimioj vietoj vyriškis turi nešioti Dievo sandoro ženklą, senosios sandoro ženklą. Ir čia mes matome, vėlgi šventajame rašte, net ir parašyta klastingai kalbėjimą. Ar dera Dievo žmonėms klastingai kalbėti, ar ne? Daugelį vietų, jeigu imsime šventąjį raštą, abu testamentus, seną ir naująjį, tai yra smerkiama. Dievo akise tai yra smerkiama. Tai yra klastinga kalba, melaginga kalba, yra Dievas smerkia, jam šlykštus toks dalykas. O čia jie pasiremia net sandoro ženklų, klastingai žiūrėdami, nes, kaip mes toliau skaitome, apipjaustytas vyriškis 3 dieną kenčia didžiausius skausmus, nėra fiziškai stiprus ir būtent to pasinaudoja Simeonas su Leviu, užpuldamas juos netikėtai. Matomai, jie galėjo laisvai eiti namus ir vaikščioti, jau viskas atrodė, viskas vyksta gerai ir staiga įvyksta tragedija, jie išžudo vyrus. Maža to, kad dar žudo vyrus, tai Levis ir Simeonas yra tos pačios mamos ir to paties tėvo broliai ir sūnus ir dukra Dina, bet mes žinome, buvo 2 žmonos. Taigi, bet ir toliau rašoma, kai buvo išžudyti, kiti sužinoję puolė visi plėšti. Ir pasiėmė vergais, išplėšė visą, šlykštų klausytis. Abraomas nebuvo ubagas, kad pultų ir plėštų, o tie puolė plėšti šalia gyvenančių žmonės ir taip jie, kaip matome paskutinėje eilutėje, Abraomas, jisai maždaug ką jūs padarėte, ar ne? Jūs užtraukėt ant manęs visų tautų neapykantą. Visų akise tai yra negražus darbas, negražus dalykas, o jie teisinasi, jie padarė, išprievartavo mūsų seserį. Ar ji turi būti kaip kekšė? Išprievartauta moteris visai nėra kekšė. Čia irgi nesugretinami dalykai, koks kontrargumentas. Ir šiame toje istorijoje mes matome labai vieną svarbų dalyką, kad noriu atkreipti dėmesį. Jeigu šitą knygą, Bibliją, būtų rašę žmonės, šitą vietą būtų išmetę lauk. Arba būtų taip sugražinę, kad sukilninę, ar ne? Ne. Tai rašė nesuinteresuotas asmuo. Pats viešpats Dievas. Šita žinia yra nuo Dievo mums žmonėms. Jis rašo apie savo tautą, savo žmonės, kurios pasirinko. Žiūrėkit, mano tuos žmonės, kurios pasirinko, kokie jie sugedę. Kaip jie niekšingai naudojasi net mano sandoro ženklu. Ir jis parašo mums. Kodėl? Vėl kartoju, Senasis testamentas yra mums duotas, kad mes matytume Dievo žmonių klaidas. Matytume jų, kad Dievo žmogus ir šiandieną suprastume, mes nesam geručiai, geresni už kitus žmonės. Mumise toliau sėdi tas svetimas, tas, kuris per tą gėrį ir blogio pažinimo vaisių įeina į žmoniją, piktasis. Ir jis nuolat mus gundo. Ir dar bjauriau yra, kada jis gundo ir pasinaudoti tą aplinkybę, kuomet žmonės mumis pasitikė. Būtent tai krikščionis, paprastai žmonės žvelgia aplinka, matydami kurį laiką juos, kaip garbingus žmonės, kurie turi raštą, šventąjį žodį, įstatymą, pradeda pasitikėti. Ir štai staiga. Tai čia irgi kitas dalykas yra, parodo, kad šventoji dvasia, ką mes šiandien suvokiam Naujojo testamento žmonės, atsitraukia nuo Dievo, kaip irgi įstatymo knygoje, Jobo knygoje yra parašyta, kaip šėtonas, tas piktasis, ar ne, jis tarnauja Dievui ir vaikšto po šį pasaulį, ar ne, žiūrėdamas, kaip vyksta, sako, tarnybą nešiau. Tada Dievas sako, matei mano žmogų Jobą. Koks teisus, į ką atsako šėtonas, sako, bepigu jam, kaip tu esi jį apjuosęs, ar ne, savo apsaugą. Aš negaliu prie jo prieiti. Nuimk apsaugą nuo jo turto. Aš paliesiu. Ir matysi, kaip jis tave keiks. Ir Dievas leido. Tai čia irgi atvejs yra, kad Dievas atsitraukia. Žiūrėkim dabar, Jokūbai, tavo šeima, kaip tu ją išauklėjai, kokia tavo šeima, kaip elgsis. Ir matom, koks bjaurus dalykas.
Kitaip tariant, mėly broliai sesės Kristuje, atkreipkim dėmesį. Gyvenime mes gyvenam, prasideda rutina, atrodo viskas gerai sekasi. Štai kokia nelaimė į mūsų šeimą. Ir kokia mūsų reakcija. Ir va čia matome iš Dinos brolių reakcija žiauri. Jie nori keršyti. Vėl stebėkim save. Jeigu mes susiduriam su kokia neteisybė, kokie jausmai mumyse kyla? Piktis, kerštas, ar ne? Ar mes iš tikrųjų klausome, kaip Dievo žodis mokina? Neskubėk daryti savo teisingumą. Ta mes ir katekizme neturim aišku pamokymą, kuris remiasi šventuoju raštu ne vieno vietą, kur sako, nedaryk savo teisingumo. Tam yra valstybė, kuri nešioja kalaviją, ar ne? Perduok nusikaltėlį, nes kitaip tu statai jo ir savo gyvybę pavojų. Turi perduoti. Čia neina kalba apie savigyną, jeigu tave išpuola ir tu lauksi, kol policija atvažiuos, kuri net nežino, kas tau atsitiko. Bet eina kalba apie tai, kad tu jau matai situaciją ir kaip suvaldyti. Ir čia būtent perduoti valstybę tam įnešioje kalaviją, nes valstybė turi tam tikrą sistemą, kuri turėtų veikti, ne visada suveikia, bet turi jau veikti daugiau negu vieno žmogaus sprendimas pagal įstatymus. Ir jeigu valstybė krikščioniška, ar ne, tie įstatymai yra krikščioniški, na bent jau tas minimumas teisingumo gali būti įgyvendintas. Čia matome, nėra dar valstybės ir sūnus nusprendžia atkeršyti. Taigi, naudojamasis Dievo sandoros ženklų, dar vienas yra pavyzdys irgi, kaip krikščionis tą darė per šimtmečius ir mes, pavyzdžiui, žinome kryžiaus žygius į Lietuvą, 13-15 amžius. Tai užkerta kelią liudyti Kristų pasauliui, nešti tą Evangelijos žinią. Apsimestinai, kryžiuočiai neša Evangelijos žinią tarsi pagonims, paskutiniams mums, baltams, lietuviams, latviams ir, vadinkim, baltiškoms gentims. Ir gaunasi priešingas rezultatas. Mes ginamės. Ir tas žodis, kad ir jau, sakysime, 14 amžiuje pabaigoje, tarkim, jau politinę priima krikščionybę ir priima iš kur lietuviai krikščionybę, ar ne? Jogaila iš Lenkijos, ne iš kryžiuočių, kurie kryžiaus ženklų pasidabinę nešė tikėjimą kabutėse, jie netikėjimą nešė. Veidmainį, kaip Simeonas su Leviu. Apsimetėlė, klastingai. Tai natūralu. Priešimės taip ir mums gyvenime irgi, kada mes nespekuliuotume krikščionės vardu, ar ne? Kaip sako, neminėsi Dievo vardo be reikalo. Žinau, kas atsitiko su Teutonų kryžiuočių ordinu, jis sunaikintas buvo, žlugo. Reformacija nukirto jį. Viskas. 1525 metai. Tai va, esmė tame, kad iš tikrųjų čia yra pamoka, kad mes tikrai gerbtume, mūsų suvoktume, jeigu esi pašauktas, Kristaus ženklų paženklintas, tikėjimu išpažinimu patvirtiname savo tikėjimą, būk atsargus, nes iš tavęs bus daugiau pareikalauta. Kam daug duota, iš to bus daug pareikalaujama. Toliau mes matome, kad tie žodžiai patiko ir sūnus, dukteris vesti. Čia irgi dar vienas aspektas yra, kada mes irgi iš savo gyvenime matome, kad taip yra labai svarbu, ką ir apaštalas Povilas sako, kad veskite ir tekėkite viešpatyje. Tai yra, būkite vienoje sandoroje. Už tai iš tikrųjų taip formaliai, iš tikrųjų, kada jūs tapsite mūsų sandoros, jūsų vyrai, ar ne, jūsų žmonės taps mūsų sandoros dalimi, tai yra sandoros su Dievu sutarties dalimi, mes galėsime ir dukteris leisti tekėti, ir patys vesime, būsime viena tauta, tai yra Dievo tauta. Viskas atrodo gražu, aišku, čia jie klastingai kalbėjo, bet mums šiandien irgi žiūrėkite, kiek tenka pamatyti klastos. Deja, net mes, dvasininkai, kurie turime budėti, saugoti, nepastebim arba pastebim po laiko. Pavyzdys, bažnytinės šventės, ar ne? Kaip ir mūsų parapiečiai atrodo, ar ne? Ateina ir nori vaikus pakrikštyti. Gražus dalykas, krikštas. Bet paskui po laiko pamatai, pakrikšti ir daugiau niekada jų bažnyčių nebėra. Ar tai nėra spekulacija, tokia pat šlykšti spekulacija, ar ne?
Mes pasinaudojam sandoros ženklų, kad turėtų gražią šventę, ar ne, sukviesti žmonės progą. Tarkim, čia. Tas pats vestuvės. Sutoki ir paskui matai, kad žmonės nėra sandoros žmonės. Ir šiandien klausiu, kad aš jeigu susitinku jaunavedžiu, sakau, palaukit, jeigu jūsų bažnyčia nėra, ar ne, jūs nesilankote, tai jau yra vienas geras požymis, jeigu tave stumia nuo čia, tai kam tu eini ir darai dalykus, kurie yra šventi? Argi norite statyti savo gyvenimą ant melo pagrindo? Tai čia irgi ta istorija, Dinos istorija mums parodo, kad saugokimės, nes mes nenaudotume be reikalo. Čia būtent Dievo įstatymas, nenaudok Dievo vardo be reikalo. Ką mes galim daryti? Mes galim melstis, galim augti ir sakysime, nėra taip, kad čia netikėliai žmonės ir čia tokia tikintis ir dabar gali bažnyčia. Yra ta visą laiką didžiausia masė, yra ta vidurinė masė. Yra tas tikėjimas, bet suvokimas iki galo dar nėra. Tai ką darom? Auginam, meldžiamės. Ir kaip sakiau, pačioj pradžioje negalim priversti žmonių įtikėti Dievą. Bet ką mes galim? Ir Dievas duoda mums 2 įrankius. Pirma, savo žodį, Evangeliją. Antra, malda. Prašykite ir jums duota bus. O čia malda, kada mes meldžiam už kitus, yra tarpininkavimo malda. Pirma malda prasideda arčiausiai už savo vaikus, už savo kaimynus, už savo artimus žmonės ar giminės, bet toliau perinam ir toliau. Taigi melsti, pradėti melstis ir prašyti, bet ir kartu liudyti Dievo žodį, skelbti, ne tik skaitant Bibliją, citatas jas kalbant, bet taip pat ir savo gyvenimu. Tai čia yra tas dalykas, apie ką šiandieną mokina ir tuomet galima tuoktis ir vesti viešpatyje, ar ne? Tada nėra klastos. Dievas nekenčia klastos. Ir galiausiai mes matome, tragedija baigėsi, ar ne, nužudyta, apiplėšta ir taip toliau. Ir tikrai baisi jau minėjau, taigi tai atsilieps vėliau, mes skaitysime 49 skyriuje. Simeonas ir Levis yra broliai, jų peiliai smurto ginklai. Ten nedalyvauja mano siela jų taryboje, ten nebūna įtraukta mano garbė į jų bendrystę, nes kai jie įniršta, žudo vyrus ir kai jiems malonu, luošina jaučius, te būna prakeiktas jų įniršis, nes jis nuožmus ir jų piktis, nes jis žiaurus. Padalysiu juos Jokūbe, išblaškysiu juos Izraelyje. Simeono ir Levio gentis nebegauna dalies, išblaško juos, ar ne? Jie yra sandoros vaikai, bet jie nebevadovaus. Čia yra Jokūbo lūpomis Dievo teismas pasakytas. Jų piktis, jų kerštas, jų žiaurumas, ar ne? Neparašyta dar klasta. Bet esmė yra, kad jie nebagaus, yra nuosprendis. Tai čia yra, kaip pradžioje dabar mes matome, tą visą purvą, bet vis tiek Dievas Jokūbų lūpomis padaro teisingumą, nuteisė. Ir jų palikuonis įsiblaško Izraelyje, nebelieka Simeono ir Levio vardo giminės kaip vadovaujančios giminės, tarptų 12 genčių, kurios ir sudaro Izraelį. Taigi, apibendrinant, mes girdime šiandien žodėje tą iš tikrųjų tragišką istoriją, kuri yra šventa istorija mums, kad mes matytume iš jos ir mokytume, mes esame Dievo tauta ir kad Dievo akyse klasta, kerštas ir šventi dalykai negali būti naudojami, manipuliuojama jais, prisidengiant, pelnant žmonių pasitikėjimą ir siekiant savo asmeninių tikslų, netgi pasiremiant ir gražiais, tarsi lozungais mes atlyginame už tą neteisybę, dantis už dantį, akis už akį maždaug čia, bet matome visiškai nieko panašaus čia ir kad klastingai elgiamas ir žudoma ir apiplėšiama. Tai yra 3 kartų, nežinau, kiek kartų galima skaičiuoti dar didesnių nusikaltimų yra uždegiamas vienas nusikaltimas, bet jau iš kitos pusės. Kas dar baisiausia, tai Dievo tautos vaikų.
Tai va čia yra tas gėdinga ir mes turime būti atsargus, Dievo žodis mus mokina, kad mes nepatektume į Dievo rūstybę, kaip pateko Simeono ir Levio. Levis, tai yra Abraomo vaikai, sūnus. Taip pat irgi, kad mes, žinome, yra geras dalykas ir Dievo pamokymas, kad mes būtume savo sandoroje, ieškotume antros pusės, kurtume šeimas, pažindami viešpatį Dievą ir darbus darytume, būtume atsargus su žmonėmis, kurie yra už sandoros ribų, kaip, sakysim, Dina, laisvai vaikščiojo po tą kraštą, galbūt irgi reikėtų atsargiau su žmonėmis, kurie nepažįsta Dievo. Tai yra, nereiškia, kad su jais nebendrauti, reiškia atsargiai bendrauti, nes visko gali būti, Dievas gali patraukti savo apsaugą ir gali būti visokių nelaimių, taigi mes turime būti atsargus, iš kitos pusės mes nekeršytume ir patys nedarytume teisingumo, o prašytume viešpaties teisingumo, kaip ir romiečiams laiške gražiai parašyta yra, sako, tai mano yra kerštas, mano yra teisingumas, aš už savo žmones būtinai atlyginsiu tiems, kurie juos skriaudžia. Amen.